niekada nesugebėsi sukurti tokių puikių, gražių, stiprių santykių, jeigu nežinosi vieno dalyko. Vieną tokią paprastą dalyką, kuris išlaiko vyrą šalia tavęs. Būtinai dėkit like, man tai yra labai svarbu pamatyti jūsų įvertinimą. Spauskit mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Tokiu būdu mano nauji kurti video bus lengvai jums pasiekiami. Ir kalba čia eina visai ne apie manipuliaciją, ne apie kažkokį tavo seksualumą, ale kurio pagalba tu išlaikysi vyrą šalia savęs. Ir tai netgi ne apie tavo pačios išvaizdą. Na, ta prasme, kad moteris savo išvaizdą gali išlaikyti vyrą šalia savęs. Ne, čia ne apie tai. Čia daug gilesnis ir stipresnis dalykas, kuris padės tau jį išlaikyti šalia savęs. Moteris gali būti ir graži, ir protinga, ir išvaizdi, ir seksuali, ir puiki namų šeimininkė. Bet tai gali jai nepadėti sukurti puikių gražių santykių ir išsaugoti ryšį su tuo vyru, su kuriuo ji nori būti. Vis tiek, vyras nuo jos nutols. Nes vyrą santykiuose laiko ne tavo grožis, ne tavo išvaizda, ne tavo protas ir ne tavo rūpinimasis šeima. O vyrą išlaiko šalia tavęs tas jausmas, kurį jis patiria būdamas šalia tavęs. Jeigu vyras šalia tavęs jaučiasi saugus, taip, kaip bebūtų keista ir skambėtų keistai, bet jeigu vyras šalia tavęs, būdamas jaučiasi saugus, jis niekada nuo tavęs nenutols. O jeigu vyras jaučiasi nesaugus, jis aišku, pradės palaipsniui, po trupučiuką tolti nuo tavęs. Jis pradės tolti nuo tavęs. Palaipsniui. Diena iš dienos ir tu net nesuvoksi, kada tai atsitiko. Istorija iš mano darbo praktikos. Moteris pasakoja, kad aš jo rūpinuosi, aš viską, aš stengiuosi, aš prižiūriu namus, aš prižiūriu vaikus, aš prižiūriu vyrą, aš jo rūpinuosi, aš savimi rūpinuosi ir vis tiek aš matau, kad jis užsidaro, aš pastebiu diena iš dienos, kad jis nuo manęs tolsta. Ir moteris pradėjo skambinti pavojaus varpais, kad vyras matomai nuo jos tolsta. Kai pradėjome gilintis giliau, mes kartu su ją į jos situaciją, pasidarė aišku, kad kai moteris išklausydama vyrą, o vyras visada nori jai papasakoti, jis nori jai išsipasakoti, kas buvo ne taip darbe, kokių galbūt nesklandumų turi, arba galbūt kas jam nepasisekė, aplamai kažkur nepasisekė jo gyvenime, ir moteris tokiu būdu pradeda jį ką? Kritikuoti, sakyti, tu čia neteisus, tu blogai pasielgiai, blogai padarei, tu esi netoks talentingas, kokio aš tave įsivaizdavau. Ji galvoja, kad jam padeda tokiu būdu
Bet vyras tai priėmė kaip savo moters spaudimą ir pradėjo automatiškai nuo jos tolti. Va tokia situacija. Vyras nustoja dalintis. Vyras pradėjo tolti nuo jos. Pradėjo mažiau bendrauti su ją. Slėpti savo problemas nuo jos. Ir tokiu būdu atsirado tyla tarp jų. Ir reikia žinoti, kad santykių dinamikoje yra viena tokia paprasta taisyklė, kad žmogus artėja prie tavęs ten, kur yra išklausomas, yra suprantamas. Ten, kur yra išklausomas. Ten, kur yra priimtas. Žmogus savaime norės su tavim būti, su tavim dalintis, su tavim džiaugtis, verkti ir bendrauti. O mums moteriams reikia žinoti, kad vyrų psichika yra jautri kritikai. Ir kaip tik vyras pajunta šioje situacijoje, kad jis yra kritikuojamas, jis jaučiasi žeminamas. Jis pradeda automatiškai tolti, užsidaryti, užsiskleisti ir pasinerti į savo vidinius išgyvenimus, pats vienas, be niekieno pagalbos. Ir jis pradeda slėptis. Bet žiūrėkit, moteris, ne todėl, kad jis nori bėgti nuo tavęs, o todėl, kad išvengti tos įtampos, kuri eina per tavo kritiką jam. Jam lengviau pasislėpti, negu iškęsti tavo kritiką. Nes jam ir taip sunku jau buvo. Jis ir taip tau papasakoja atsiveria tau, papasakoja apie savo išgyvenimus ir gavo atgal kritiką. Jis dar labiau užsidarė ir jam lengviau dar kartą užsidaryti, negu tau atsiverti ir dar kartą ištverti tą tavo kritiką, tą įtampą. Vyrui tai yra didelė įtampa jo gyvenime. Santykių pradžioje dažniausiai moteris būna tokia lengva, įsimylėjusi, juokiasi labai daug, žavisi savo vyru. Ir tokiu būdu vyras santykių pradžioje atsipalaiduoja. Jis patiki tą moterimi. Jis tiki į ją. Jam gera šalia būti, šalia to lengvumo. O vyrai neturi moteriškumą, todėl vyrams taip svarbi moters lengvumas, moteriškumas, kurį moteris kūrė, moka sukurti. Bet keista, kodėl kaip santykiai tampa jau rimti, iš moters pusės prasideda analizės, kontrolės, klausimai, priekaištai. Ir aišku, savaime suprantama, kad per tokį elgesį vyras kaip jaučiasi. Automatiškai jam atrodo, kad jis čia negyvena su šita moterimi, o kaip atrodytų, turi kiekvieną dieną išlaikyti egzaminą. Kas tokias nesąmonės iškęs ir ištvers? O klausimas dabar tau. O šalia tavęs, kaip vyras jaučiasi, kaip tu galvoji? Laimingas, atsipalaidavęs ir gali tau pasakoti viską, ką panorės? Ar taip? Užduok savo klausimą. Parašyk man, prašau, komentaruose savo atsakymą. Įdomu būtų sužinoti, ar tikrai tavo santykiuose vyras yra laisvas kalbėti viską, ką jis nori tau apie save. Ir nepamiršk, būtinai dėk like, tokiu būdu tu atidėkosi man už šį turinį. Jeigu kalbėti apie emocinį saugumą, tai emocinis saugumas reiškia vieną paprastą dalyką. Tai tada, kai vyras gali pasakoti apie savo sunkumus, išgyvenimus, kaip jam buvo sudėtinga
ir jis bus išgirstas. Jis nebus kritikuojamas. Ir čia, moteris, labai svarbus dalykas. Vat ypač tuo momentu, kai jis tau pasakoja apie savo išgyvenimus ir jaučiasi išgirstas, jis tokiu būdu dar stipriau prisiriša prie tavęs, prie jūsų santykių, prie šeimos, prie namų. Nejaugi tu to nenori. Juk jeigu žiūrėti į senesnes poras, tai mes matome, kad ten moteris visada ta pavaizduota, kuri rūpinasi vyru, pagiria jį, priglaudžia jį, pasako gerą žodį. Net literatūroje mes matome, kad vyras gali būti stiprus, toks visas vyriškas išorė, bet namie jis nori būti paprastas, ramus, mylintis. O namuose jis nori tik ramybės. Ir labai svarbu, kad vyrui namai turi būti ta vieta, kur jam yra labai ramu. Ir jis ten yra saugus ir priimtas. Didžiausia klaida, dažniausia klaida manyti, kad vyrą moteris gali išlaikyti prie savęs tik jį kontroliuodama. Ir todėl prasideda skambučiai jam, laiku, nelaiku, pavydas, testavimai, klausinėjimai jo. Ir tokiu būdu vyras vėlgi nutolsta. Tokie dalykai nesukuria saugumą. Tokie dalykai sukuria jam tik įtampą. O ką vyras tada daro tokiu metu? Ką daryti vyrui? Aišku, jis bėga kažkur kitur į kampiuką savo ir ieško vietos, kur jam bus geriausia, kur jam bus tylu, ramu ir saugu. Ir tokios vietos visada atsiranda. Mes žinom iš istorijos, iš literatūros, iš dabartinio gyvenimo, kad taip vyrai randa savo vietą, kur būna ramu ir gera ir tylu. Ir jis priimtas ten. Svarbus momentas. Taip, viskas gražu ir teisinga. Bet vyrui emocinis saugumas tai nereiškia, kad tau reikia būti tyliai, paklusniai ir viską kentėti. Tai reiškia, kad tau reikia tik išmokti kalbėti su savo vyru be puolimo. Jeigu tu nori pasakyti, kur tu buvai šiandien vakare, ar kodėl vėluoji, paprasčiausiai pasakyk, kad aš ilgiuosi tavęs, aš laukiu tave vakarienės. Labai paprasti tokie dalykai, saugus dalykai, kurie kviečia vyrą atvykti į namus pas tave, ten, kur tylu ir ramu. Vyras lieka ten, kur jaučiasi vertingas. Jeigu šalia tavęs vyras nesijaus pakankamas, žinai, nors tu būsi gražiausia moteris pasaulyje, jis vis tiek tols nuo tavęs. Jeigu šalia tavęs vyras bus vertinamas ir galės būti toks, koks jis yra, žinok, kad tai ir yra tas stebuklas, kuris ir traukia jį būti tik šalia tavęs ir tik kartu su tavimi. Ir dar pasakysiu, jis pradės pats saugoti jūsų santykius. O jeigu nori stiprių santykių, kurk tos santykius, kur vyras juose galėtų būti kaip žmogus, o ne kaip tavo projektas. Ir tik tada jis pats norės likti kartu su tavimi. O jeigu jauti, kad santykiuose įvyko atstumas, visada gali kreiptis pas mane konsultacijai ir atrasti, kur ta įvyko spraga, kuri neleidžia jums būti kartu laimingiams.